Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Kelionės taisyklės labai paprastas – aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Kadangi ką tik buvom didžiulėje automobilių grūstyje ir bandom spėti sekantį parką, tai dėl to intro ir darom važiuodami. Na, o apie šiandieną, tai šiandien yra 5 mūsų kelionės diena. Prieš tai epizode mes aplankėm Birštono Veik parką. Na, o dabar keliaujame aplankyti jau 14 mūsų parkų šioje kelionėje, tai yra Veik Jonava. Veik Jonavoje mes dar niekada nesame buvę, dėl to bus įdomu susipažinti su šio parku ir parodyti jį jums. Let's go. Let's go. Važiuojam. Važiuojam. Tai, atvykom į Jonavą. Pirmas mintis. Kol kas labai nustebino bendrai šitą visą erdvę, kaip čia visko daug yra. Taip, tai parkas yra įsikūręs šalia Lietuvos vienos iš oficialių downhillo trasų Jonavoje. Taip pat yra, matau, slėnis, kur yra išmontuojama Liepos 6 dienos scena ir šalia miesto centrinio stadiono. Tai atrodo kaip tikrai gražus ir didelis parkas ir net neabejoju, kad tai yra miesto traukos centras. Standartas šities, ką visus mes pažinam čia iš 7, man taip atrodo iš... Aš žinok, manau, kad pats tas bus tau. Pats tas, ne? Jo. Tikriausiai savo greitį sprendžiu. Truputį lėčiau negu aš. But I woke up to yet another morning out of the blue. You went and I was left behind. I know you found your peace and find all you want more, 'cause there's no reason. I'll shed no tears now that you're gone. There are times when I tell you went away, but I know you wouldn't like it anyway. You used to say that you don't belong. Kaip prasiplaukiai? Gerai. Šiltai? Šiltai. Čia labai šilta. Ko nesitikėjau. Pagal tai, koks buvo šiandien rytas. Nesitikėjau, kad bus tokios geros sąlygos plaukimai. Buvo labai gerai. Taigi, Veik Jonava Veik parkas, įsikūręs pačioj miesto širdį. Šnekėjom su operatorium ir parko savininku, tai tas pats žmogus. Jie pirmi metai kaip dabar įsigijo šį parką ir bando jį atgaivinti.
Ir šiaip faina labai, kad parkai prisigalvoja prisijungti ir taip labai pozityviai, bent jau savo kol kas kiek sutikom visus parkų, savininkus, operatorius. Toks visai įdomus dalykas, tai kodėl ne, iš esmės tai. Ja. Čia šitas faktas, kiek manau, prisidėti prie tokios kelionės. Tai dėkui, kad priėmei. Viskas tvarkoja, ačiū Jums. Važiuojam toliau. Gerų įspūdžių, geros kelionės. Dėkui. Gerai praleiskit laiką. Kaip jautiesi, eidama laiptais, sveika įranga, beveik miesto centre. Pirmas dalykas tai toks neblogas kardio. Nuo pat pačios centriam užlipti viršun. O šiaip pati vieta tikrai labai graži. Labai daug čia visko atrodo yra. Tai pats Veik parkas tikrai nuostabiai aplinkoje įsikūręs. Keturioliktas parkas. 5 diena jau antra 5 dienos pusė. Tai jau tuo ir vidurys kelionės. Kas yra labai keista, nes vos ką tik pradėjom, pirmos dienos buvo, o jau beveik pusėm. Bet dabar pirmiausia Veik Jonava. Tai mane tai labai nustebino, bet žinoma, kad iš gerosios pusės nustebino. Tikrai nieko per daug nesitikėjau iš Veik parko, nes mažai žinojau apskritai apie jį. Bet nuvykus mus pasitiko Tautvydas. Taip, kuris kartu su savo mergina yra parko Savininkai. Jo, jie įsigijo abu kartu su mergina parką pernai metų pabaigoje sezono. Ir dabar jie vienas dirbo operatorium, kitas už barų ir bando atgaivinti tą parką, pritaikyti, nes Tautvydas man ir šnekėjo, kad jis nori ir figūras atnaujinti, pakeisti. Ir šiaip jie visą terasą naują pasidarė. Tai man tai... Mes pirmą kartą esam Jonavoje, tai net nežinom tiesą, ko tikėtis. Aš mačiau, kad jų socialiniuose tinkluose veikia Jonava bendruomenė, tai jeigu ieškosite, tai būtent pridėkit žodį bendruomenė. Tas yra labai svarbu. Aš mačiau, kad jie visi naujina terasą, naujina parką, bet aš nežinau istorijos, o pasirodo, kad tai realiai Tautvydas savo merginams įsigijo parką ir dabar dviese bando išsiaiškinti, kaip jį atgaivinti, nes Tautvydas pats jisai sakė, kad jisai plaukė gal metus. Panašiai. Jisai tą parką galvojo įsigyti ir... Iš meilės tai vietai, nes toje vietoje lankydavosi ir norėjo, kad ir toliau ten būtų taip jauku ir smagu leisti laiką, tai būtent dėl to jisai pats ir įsigijo ir nori būtent, kad ten visiems ir toliau būtų smagu taip, kaip jam buvo smagu. Tai mane visada žavi, kuomet aš matau žmonės, kurie daro su veikbordinimu susijusius dalykus iš vidinės aistros, tai sėkmės jiems ir manau, kad tikrai reikės dar ne kartą užsukti. Dabar mums laikas keliauti į 15 mūsų parką, nes diena eina į pabaigą ir reikia visur spėti. Jūs prenumeruokit kanalą, rytoj pasirodys 15 video, mes keliaujam. Iki.